Ir mes kviečiame jos. Боба Маказика сюда, да? Боба Маказика. И Гиту, да? Ir Gita. Переводчица самая лучшая в Литве. Pati geriausia Lietuvoje vertėja. Thank you, Dima. Ačiū, Dima. It's a great joy to be with you this morning. Mums didžiulis džiaugsmas būti kartu su jumis šį rytą. It's been a few years since we've been back in Klaipėda. Jau keletą metų praėjo, kai mes paskutinį kartą buvome Klaipėdoje. We apologize because we really love the city. Ir atsiprašom už tai, nes šis miestas mums labai patinka. Love this church. Ir patinka ši bažnyčia. Dima and Natasha are two people that we really enjoy. Ir Dima ir Natalija tai du žmonės, šalia kurių mes džiaugiamės būdami. We only get to see them once or twice a year. Ir dėja mums tenka susitikti kartą ar dviejus per vienerius metus. I wish we were closer. Aš norėčiau, kad mes artimiau galėtume Because we bendrauti. deeply appreciate this couple. Arba tiksliau, kad arčiau jūs būtumėt. Mes And we vertinam šitą appreciate porą. this church. Ir mes vertinam šitą bažnyčią. This church has been a faithful light in Klaipėda for many years. Ir ši bažnyčia Klaipėdoje daugelį metų yra ištikima. And you're to be commended for that. Ir jūs atsidavę tam. It's not easy doing the work of God. Ir Dievo darbą daryti nėra lengva. We meet many obstacles as we try to build the kingdom of God, Nes don't we? statydami Dievo karalystę mes susidurėm su daugybė kliučių. We often walk through discouragements and difficulties. Labai dažnai tenka eiti per sunkumus, per nusivylimą. Of course, one of the privileges of having that happen is we experience the grace of God in wonderful ways. Bet vienas iš dalykų, kurį mes patiriam, tai vis tiek ypatingais būdais mes patiriam Dievo malonę. So I want to thank you Ir dėl noriu padėkoti jums, as a member of God's people for your faithfulness. kaip Dievo namų ar bažnyčios dalis už jūsų užtikimybę. And it's the characteristic of God, isn't it? Ir tai yra Dievo savybė, argi ne taip? We have such a faithful God, don't we? Nes mūsų Dievas yra toks ištikimas, argi ne? And I love seeing churches that carry His character in them. Ir man patinka matyti bažnyčias, kuriuose atsispindi jo charakteris. And this is a church that has been faithful to the Lord for many years, so thank Ir you. čia yra bažnyčia, kuri daugelį metų yra jam ištikima. Ačiū jums. And it's a great privilege to be ministering God's word to you this morning. Ir man tai yra didžiulė privilegija patarnauti jums Dievo žodžiu šį rytą. Dima, Natasha, your boys have grown. Jūsų vaikai užaugo. I don't know what you're feeding them, but man, they Nežinau, are. kuo jūs maitinat juos, bet Last time I saw them, I was bigger than them. praeitą kartą, kai aš juos mačiau, aš buvau aukštesnis ir didesnis už juos, Good o to see you dabar guys. malonu jūs matyti. Okay, let's turn to the book of Romans, chapter 13. Taigi atsiverskime laišką Romiečiams 13 skyrių. And we'll be reading verses 8 through 10. Ir perskaitysim nuo 8 iki 10 eilutės. Laiškas Romiečiams 13 skyrius nuo 8 iki 10 eilutės. Niekam nebūkite, ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam. Nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, neteisingai neliūdik, negeisk ir kiti yra sutraukti į šį posakį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė blogo nedaro artimui, todėl meilė įstatymo išpildymas. This morning I'd like to talk about how to view God's love. Ir šį rytą norėčiau kalbėti apie tai, kaipgi žvelgti ir priimti Dievo meilę. Several years ago, we were doing some construction on the campground out in Klaipėda. Out in Ignalina. Prieš porą metų stovyklavietėje, kur yra Ignalinos rajone, vyko statybiniai darbai. And I did some damage to my shoulder. Ir ten aš šiek tiek pažeidžiau savo petį. It wasn't enough to go to the doctors. It was just a pulled muscle or something like Ir tai that. nebuvo kažkas rimto, kad reikėtų vykti iškart pas gydytoją, bet tiesiog išsinarinau. So I went to the vaistina and I said, what can I get for my shoulder that it can relieve the muscle pain? Ir taigi nuvažiavau iki vaistinės ir sakau, gal duosit man kažkokį tai vaistą, kad palengvintų tą skausmą peties. And so they gave me this tube in a black container called Capsicam. Ir man duoda tokią tutelę ir ten užrašyta Capsicam, tai yra vaistai. Maybe some of you have used that on your own bodies as well. Gal jau kažkas iš jūsų žinot, kas tai per vaistai ir ant savo kūno išbandėt. And it's a wonderful product, but it's important that you do the right application with it. Ir produktas, tai yra vaistai buvo geri, bet labai svarbu laikytis ten nurodytų instrukcijų. Because it's actually a chemical that produces heat. Nes tai yra vaistai, kurie reaguodami, jie sukelia karštį. So I open up the bottle. Taigi aš atsisuku tą tutelę. And my wife says, maybe you should read the instructions. Žmona, aišku, sako, gal pirmą pasiskaityk instrukciją, nurodymus, kaip naudoti. I don't need to read the instructions. Kamgi žmogui, vyrui reikia skaityti. Men, we don't need to read instructions, do Vyrai, we? mums nereikia instrukciją skaityti, argi ne taip? We understand everything. Mes viską taip suprantam. We don't need to read maps. We know where we're going. Nereikia nei žemėlapį, mesgi žinom, kur važiuojam.
So I began to apply this on my shoulder, Taigi aš tuos vaistus ant savo pečių and I thought, well, I'll do extra. I'll just ir add a whole galvoju, bunch on ne, there. gal šiek tiek mažai reikia dar daugiau. And so I applied 2 or 3 applications, Ir taip gal 2 ar 3 kartus laid down for bed, atsigulu į lovą and I began to feel some heat in about 5 ir minutes. po 5 minučių jaučiu kažkas tai I kaista. thought, wow, this is working really Ir fast. galvoju, kaip greitai vaistai reaguoja. Well, in about 3 more minutes, Dar po 3 it minučių got hotter, darosi dar and karščiau. each minute afterwards, it got hotter and hotter and Ir hotter. dar po minutės ir kiekvienos minutės kas kart vis karščiau ir karščiau. In about 10 minutes, my shoulder is on fire. Ir jau po 10 minučių ten mano petys liepsnoja. I thought, wow, I can't even sleep. Ir galvoju, jau ir mėgot nebegaliu. I got up, tried to wash it off with Ir cold water. aišku, aš atsikeliu, bandau nusiplauti vandeniu. It's a chemical; it doesn't Bet taip wash off. vaistai, jie taip lengvai nenusiplauna. I thought, sweetheart, my shoulder is on, and we looked in the mirror, and it's this big red mark. Ir aš pasižiūriu į veidrodį, didžiulė raudona dėmė. It looked like somebody painted red paint on my Ir shoulder, tarsi kažkas su dažais būtų ant mano pečių čia pripaišęs. and I am miserable. O aš siaubingai jaučiuosi. Well, it did work. I'm not thinking about the pain in my muscle now. Bet aišku, suveikė, dabar aš apie skausmą visai nebegalvoju. I'm thinking about how hot my shoulder Dabar is. aš galvoju, kaip čia viskas kaista. It took about 4 hours for that to relieve. Ir to man go away. prireikė, kad kažkur gal 4 valandų, kad tas pasitrauktų. I got karštis. up the next morning, Kitą rytą pabundu, took a hot shower. einu į karštą dušą. Bad mistake, Klaida. because the hot water just reactivated the chemical. Nes karštas vanduo, jisai dar labiau sužadina. So for another 4 hours, my shoulder's Dar on fire. 4 valandos, čia ugnis. That lasted for about 3 days. Ir taip 3 dienas. You see, if I would have read the instructions, Taigi, jeigu aš būčiau perskaitęs, kas parašyta instrukcijoje, the instructions said a little bit. o ten parašyta šiek tiek, tik Just need a užtek, little bit tik to tai be applied to the truputėlį shoulder. ištepkite. Bad things happen when we don't read Kai instructions. neskaitom nurodymų, blogi dalykai nutinka. The love of God is the most powerful force in the universe. Ir Dievo meilė galingiausia jėga visatoj. It has the power to transform lives. Jinai turi galę, jinai keičia It gyvenimus. has the power to heal brokenness and woundedness in our Ir lives. jinai turi galę pakeisti sužeidimus ir išgydyti mūsų gyvenimus. It has the power to heal relationships, Turi galę išgydyti santykius. to enable us to really forgive people. Ir įgalina mus, suteikia jėgų atleisti žmonėms. And it's what empowers God to forgive us. Ir būtent tai ir suteikia tų jėgų Dievui atleisti It mums. is an incredible force. Ir tai yra neįtikėtina jėga. And when it's rightly applied, it has powerful impact in all of our relationships. Ir kai tai teisingai taikoma, turi galę visuose mūsų santykiuose. And it has extreme power to change our lives for good. Ir turi neįtikėtiną jėgą pakeisti mūsų gyvenimus į gerą. So it's important that we learn how to apply it, Ir todėl mums svarbu išmokti, kaip tai pritaikyti. because it is an incredible gift that God has given us and the church as a Nes tai whole. yra neįtikėtina dovana, kurią Dievas suteikė kiekvienam mūsų ir tuo pačiu bažnyčiai kaip visumai. And there's a lot of instruction in God's word about how to use his love Ir effectively. mes čia skaitom daug nurodymų, kaip mes efektyviai galime panaudoti Dievo meilę. We just got through doing a 2-day marriage seminar. Ir šias 2 dienas, kaip tik tai vedėm santuokos seminarą, And at the root of having a healthy marriage is the Ir- love of God. esmė, kaip gali būti santuoka sėkminga, tai yra Dievo meilė. Because that's what empowers healthy, good relationships. Nes būtent tai įgalina sveikus santykius. And so the Apostle Paul in these verses gives us some instructions Ir šiose eilutėse apaštalas jisai atveria kai kuriuos nurodymus mums, about understanding and using God's love effectively. kaip mes galime suprasti ir efektyviai naudoti Dievo meilę. And there are 3 principles that comes out of this passage that I Ir- want to look at this morning. Šį rytą aš noriu iš tos rašto ištraukos pažiūrėti 3 principus. And let's begin with the first one in verse 8. Ir pradėkime nuo pirmojo, kuris yra 8 eilutė. Paul says, under the inspiration of the Holy Spirit, let no debt remain outstanding. Ir Paulius įkvėptas šventosios dvasios, jisai rašo, niekam nebūkite ką nors skolingi. He starts off with a very sound foundation financial principle. Ir jisai pradeda nuo tokio tvirto finansinio teiginio. We should pay off all of our debts. Mes turime atsilyginti arba išmokėti visas mūsų skolas. We should owe nobody anything, really. Mes neturėtume iš tiesų būti niekam nieko skolingi. But he uses that principle as a beginning point for what he's about to share with us. Bet šį principą jisai naudoja kaip pradinį tašką apie tai, ką jisai nori kalbėti. Owe no man anything except this, Niekam nebūk skolingas nieko, išskyrus štai ką. except the continuing debt.
išskyrus skolą, kuri visą laiką tęsis, kuri visą laiką bus. A debt that we will always carry with us. Skola, kuri visą laiką, visą mūsų gyvenimą bus su mumis. And that is to love one another. Ir tai yra mylėkite vienas kitą. So the first principle is we need to view God's love as a debt that we owe people. Taigi mes turėtume pirmas principas žvelgti į Dievo meilę kaip skolą žmonėms. That word to owe is a word that means moral obligation. Ir šitas žodis skola tai yra moralinis įsipareigojimas. And it is self-motivated. Ir reiškia taip. Ir tai yra, kai tu save motyvuoji. It is something that we must choose to do and be. Tai nėra kažkas, ką tu renkiesi, ką tu bandai daryti, ar turėtumai būti. Just like nobody can make you pay off your debts. Nes niekas negali priversti tave sumokėti tavo skolą. That's something we must choose Tai to yra do tu pats renkiesi. because it's the right financial principle to live by. Nes tai yra teisingas finansinis principas, kuriuo turėtumai laikytis. We choose to love because it's the right way to live with people. Ir mes renkamės mylėti, nes tai yra teisingas būdas gyventi su žmonėmis. And the word for love that's used in this passage is the word agape. Ir meilė šitoje ištraukoje žodis panaudotas yra agape. It's a sacrificial love and it's a love of choice. Tai yra pasiaukojanti meilė ir tai yra pasirinkimo meilė. It's a love that's based on the value of the object of our love. Ir tai yra meilė, kuri pagrįsta to mūsų meilės objekto verte. Whenever we see God and love connected in the Bible, it's always this word agape that's attached with him. Ir kada Biblijoje mes skaitome apie Dievą ir meilę, su juo susijęs yra būtent šis žodis agape. God is love. Dievas yra meilė. God is agape. Dievas yra agape. God so loved the world Dievas taip pamilo pasaulį, that he gave his only son. kad jis atidavė savo viengimį sūnų. God so agape the world. Dievas taip agape pasaulį. It's a powerful love because it's a love of choice. Ir tai yra galinga meilė, nes tai meilė, kuri pasirinko. It's not based on emotions. Jinai nėra pagrįsta emocijomis, It's not based on feelings. nepagrįsta jausmais, It's not based on conditions. nepagrįsta kažkokiamis sąlygomis, It's based on the fact that we value people. bet pagrįsta tuo faktu, kad vertinam žmonės. And so we choose to do what's best for them because they're valuable. Ir todėl mes renkamės daryti tai, kas yra jiems geriausia, nes jie yra vertingi. I'm sure that God does not always feel so good about the choices that I make with my life. Aš esu tikras, kad Dievas ne visą laiką labai gerai jaučiasi dėl mano pasirinktų dalykų gyvenime. I think we've gotten better over the years, but I still make selfish choices at times. Ir aš manau, kad per tuos visus metus jau esu šiek tiek padobulėjęs, bet vis tiek dar kartais padarau tam tikrus dalykus, kurie nėra geri. But he never withdraws his love from us. Bet jis savo meilės nuo mūsų niekada See, nepatraukia. he loves us in spite of some of the wrong choices we make. Ir jisai myli mus nepaisant mūsų kai kurių klaidingų He pasirinkimų. is always committed to our best no matter what we are. Ir jisai visada atsidavęs, kad gyvendintų tai, kas yra geriausia mums, nepaisant nieko. That's why that agape love is so powerful. Ir būtent todėl ši agape meilė yra tokia galinga. Because it's only determined by one factor, and that's the value of the one that we love. Nes jinai apibrėžiama tik tai vienu to faktorium, kad tai yra vertė to, ką jisai myli. The continual debt Ir tai yra skola, kuri besitęsianti. doesn't come to a close. Jinai niekada neužsibaigia. How long do we love people? Kiek ilgai mums reikia mylėti žmonės? Remember the disciples when they said, Jesus, how many times should we forgive somebody? Nes pamenat, mokiniai klausė Jėzaus, kiek kartų mes turėtume kažkam atleisti. They thought they were going to impress Jesus, and they said 7 times. Ir jie sako, nu padarysim Jėzų įspūdį. Ar 7 kartus? That's a good religious number, very Žinot, geras biblical. toks religinis skaičius 7. And Jesus said, how about 7 times 7? O Jėzus sako, kaip dėl 7 kart 7? He wasn't saying 49. Ir jisai nesako 49 He was kartai saying, don't užtenka. look for a time to stop. Jisai iš tiesų žiūri, kad nėra laiko, kada turėtume ten Because sustoti. one of the right applications of God's love is that it's never meant to end. It's never meant to stop. Nes vienas iš teisingų meilės Dievo pritaikymų, tai kad jinai nėra numatyta, kad jinai kažkada užsibaigs. It's never meant to be withdrawn from people. Kad nėra numatyta, kad mes turėtume atsijimti ar atitraukti ją nuo žmonių. And God wants to make this point so clear that he says in this passage it's a debt. Ir todėl Dievas nori, kad šitas dalykas būtų aiškiai suvoktas. Ir čia šitoj ištraukoje rašoma, tai yra skola. Have you ever had a friend that you maybe borrowed money from? Ar teko turėti jums draugą, kuris iš jūsų, tarkim, pasiskolino? 100 liters? 100 litų, tarkim. What happens every time you see that person? Kas nutinka kiekvieną kartą, kai matai tą žmogų?
Dima loans me 100 liters. Dimas skolingas man 100 litų. Every time I see him, Kiekvieną kartą, kai aš matau jų, yeah, I owe him. arba atvirkščiai, jeigu aš skolinga jam, I tada feel guilty because I'm supposed to pay him kiekvieną back kartą the money matau, aš that I dar owe him. nesumokėjęs, jaučiuosi nekaip, nes aš turėčiau sumokėti jam ir negaliu žvelgti žmogui į akis. He was kind enough to loan that money to me. Bet jis pakankamai buvo maloningas, kad paskolintų man tuos pinigus I am obligated to pay that back. ir aš esu įsipareigojęs sumokėti jam. If I'm going to live my life correctly, I need to pay my debt Nes back. jeigu aš to him. noriu teisingai gyventi savo gyvenimą, aš turiu jam gražinti. Well, that's kind of the feeling that God's trying to get across to us with this Ir passage. štai tokį jausmą Dievas bando mums pertikti per šitą rašto ištrauką. See, we have a love debt that we owe everybody that we come in contact with. Ir pas mus yra ta meilės skola, kurią mes esam skolingi kiekvienam žmogui, su kuriuo tenka mums susidurti. Not only people, but also why is that? Ir ne tik žmonės, bet žinot, kodėl taip yra? Let's turn to Romans chapter 5, verse 5. Atsiverskime laišką Romiečiams 5 skyrių 5 eilutę. Romiečiams 5:5. O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdise per šventąją dvasią, kuri mums yra duota. God has poured out his love in our hearts by the Holy Spirit. Taigi Dievas savo meilę per šventąją dvasią yra išliejęs į mūsų širdis. You see this powerful thing, agape love. Tai šis galingas dalykas, agapė meilė, It's not human origin, it's divine origin. jinai jos kilmė nėra iš žmogaus, tai yra iš Dievo. The only way that we can get that kind of love and live that kind of love is to receive it from God Almighty. Ir vienintelis būdas, kaip mes galim turėti šitą meilę, kaip mes galim joje gyventi, tai yra priimti ją iš Dievo. And when we invite Jesus Christ into our life, Ir kai mes pakviečiame Jėzų Kristų į savo gyvenimą, his spirit comes into our spirit jo dvasia ateina į mus, į mūsų dvasią. and he brings this powerful thing called the love of God with him. Ir jisai atsineša, arba šventoji dvasia atneša tą galingą dalyką, kas yra vadinama Dievo meilė. And he births that into our spirits. Ir įdeda į mūsų dvasias. Now it's in embryo form. Ir tai nėra kažkokio tai embriono forma ar panašiai, It needs to grow, bet jinai turi augti, but the power of that love is present within us. bet ta Dievo meilės jėga, jinai galinga mumise. It's not mine. Jinai nėra mūsų, It belongs to God. jinai priklauso Dievui. It's a gift from him to you and I. Tai yra jo dovana tau ir man. And because it doesn't belong to me, Ir todėl, kad tai nepriklauso man, I am obligated to do things with it that's God's way. aš įsipareigojęs su tuo elgtis Dievo būdu. You see, God wants to love people through us. Nes Dievas, jisai nori mylėti žmonės per mus. He wants to express this powerful love to other people through you and I. Ir per tave ir mane jisai nori išreikšti savo galingą meilę kitiems žmonėms. Sometimes it's a smile. Kartais užtenka šypsenos, Sometimes it's an embrace. kartais tai bus apkabinimas, Sometimes it's sharing the gospel with lost people. o kartais tiesiog dalintis Evangeliją su pražuvusiais Speaking žmonėmis. words of encouragement or to build them up somehow. Ar kažkokiu būdu palaikyti žmogų, kalbėti jam padrasnimo žodžius. Sometimes it's praying with people. Kartais tiesiog malda su žmonėmis. It can be simple. It can be something that we do in just a few moments. Ir tai gali būti kažkas labai paprasto, ką tu padarysi per kelias akimirkas. Or it can be something like discipling somebody that takes months and weeks to O accomplish. gali būti kažkas kaip mokinystė, kam prireiks ir mėnesių ir metų, kad tai būtų įgyvendita. It's the way we're supposed to treat our spouses. Ir tai būdas, kaip mes turėtume elgtis su savo sutuoktiniais, It's the way we deal with our children kaip mes turėtume auklėti mūsų vaikus. and all of our relationships. Ir visuose mūsų santykiuose. But I need to view it as a debt that I owe. Bet aš į tai turėčiau žiūrėti kaip į skolą, Because when I see it that way, church, nes jeigu aš matau šitą meilę tokiu būdu, I don't have a choice. aš neturiu pasirinkimo. When I meet people, I'm obligated to love them. Kai aš susitinku su žmonėmis, aš esu įsipareigojęs juos mylėti. I'm obligated to allow God's love to flow through me to them. Aš įsipareigojęs, kad Dievo meilė tekėtų per mane į juos. And so my spirit has to adjust to what God wants to do in that relationship. Ir todėl mano dvasia turi prisitaikyti prie to, ką Dievas nori nuveikti per tuos It santykius. doesn't matter if they're not kind people Ir visai nesvarbu, kad tie žmonės nėra patys maloniausi or lovable people. ar tokie lengvai mylimi. Their spirit doesn't dictate my spirit. Jų dvasia nediktuoja, kaip mano dvasia turėtų Because elgtis. God's love is much more powerful than any force in this planet. Nes Dievo meilės jėga daug galingesnė nei bet kokia čia esanti žemėje It jėga. is more powerful than hate. Ir galingesnė už It nepykantą, is more powerful than unkindness. didingesnė už nemalonumą, ta prasme, kai žmonės bjaurus esą.
All the forces in this world that Tai are yra evil. visos šio pasaulio blogio jėgos, už jas jis yra didesnis. God's love is more powerful. Dievo meilė yra galingesnė. In fact, in 1 Corinthians chapter 13, he says his love never fails. Ir 1 Korintiečiams 13 skyrius ten yra sakoma, jo meilė niekada neapvilia. Because there's nothing in this universe that can make it fail. Nes nieko nėra šitoje visatoje, kas gali priversti jį mus apleisti. So I owe it to God and I owe it to people to allow his love to flow through me. Ir todėl aš esu skolingas žmonėm, esu skolingas Dievui, kad galėčiau leisti ir turėčiau leisti jo meiliai lietis per mane. God has poured his love into my heart. Ir Dievas jisai išliejo savo meilę į mano širdį. It is not mine to keep. Ir jinai nėra mano, kad aš savo pasilaikyčiau. He did it to transform my life and yours. Jisai tai padarė, kad pakeistų manąjį ir tavąjį gyvenimą. But it's not ours to hold on to. Bet tai nėra mūsų, kuo mes turėtume tvirtai įsikibę laikytis. He transforms us so that we can take this transformed life and use it as a catalyst for his love into other people's lives. Ir jisai pakeičia mūsų gyvenimą ir jisai naudoja mūsų pakeistą gyvenimą kaip tą įrankį, per kurį jisai galėtų keisti kitų gyvenimus. Paul understood this when he said, I am crucified to the world and the world to me. Ir Paulius tai suprato, kada jisai sakė, aš esu nukryžiuotas su pasauliu ir pasaulis yra nukryžiuotas man. Paul understood that he had a debt to pay to the world. Ir Paulius suprato, kad jisai turi grąžinti tą skolą pasauliui. Why? Because we've been freely given this wonderful, incredible Ir love. kodėl? Nes dovanai mums buvo suteikta ši neįtikėtina meilė. Let's take a look at 1 John chapter 4, verse 12. Pažiūrėkime pirmas laiškas Jono. 1 John 4:12. 1 John chapter 4, verse 12. 1 Jono 4:12. Dievo niekas niekada nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumise pasilieka ir jo meilė mumise tampa tobula. No one has seen God at any time. Niekada niekas nėra matęs Dievo. But if we love one another, Bet jeigu mes mylime vienas kitą, God lives in us and his love is perfected in us. Dievas gyvena mumise ir jo meilė tobula mumise. Have you ever talked to God and said, God, I want to learn to be a more loving person? Ar kada nors jūs kreipėtės į Dievą sakydami, Dieve, aš norėčiau būti labiau mylintis žmogus? God says, it's pretty simple. Dievas sako, gan paprasta. Start allowing my love to flow through you. Tiesiog leis, kad mano meilė lietųsi per tave. Start doing the things my word says about how to love people. Ir pradėk daryti dalykus, kuriuos Dievo žodėje parašyti, kaip mylėti žmonės. And when you do that, Ir kaip tu taip elgiesi, my love is ignited in you. mano meilė tavyje liepsnoja. It's like the faucet. Tai tarsi čiaupas, When you turn it on, kai tu atsuki, water flows, right? bėga vanduo. If you turn it off, Užsuki, the water stops. vanduo sustabdomas. That's how the love of God works in our Ir taip lives. veikia meilė mūsų gyvenime. As we choose to love people, Kai mes renkamės mylėti we are žmonės, turning on the faucet. mes atsukame tą kraną. Now, the beautiful thing about water flowing through our lives, the God's love flowing through our lives, Ir nuostabus dalykas susijęs su Dievo meilės tikėjimu mūsų gyvenimus. it does touch the one that receives it, Jisai prisiliečia prie to, kuris priima, but the faucet also gets watered. bet The the um, the thing that the water flows through, the middle, that also gets touched. ta prasme, tas vanduo liečiasi ne tik per tave, bet liejasi ir toliau. In other Čia words, jau the, santechniniai the vessel gets blessed as well. Ta prasme, kitas irgi bus palaimintas taip pat. But if we turn off the faucet, Bet jeigu mes, ta prasme, tas čiaupas jisai irgi, jeigu mes jį užsukam, other people stop getting blessed. reiškia ir kiti žmonės, jie nebus palaiminti. But so do we. Reiškia ir aš nebūsiu palaimintas. See, if we want the love of God to touch us more deeply, Nes jeigu aš noriu, kad Dievo meilė giliau paliestų mane, we need to turn on the faucet mes turim atsukti tą čiaupą and allow his love to flow through our ir lives. leisti jo meilė tekėti per mus. How can we say to God, I will take your forgiveness, Kaip aš galiu pasakyti, Dieve, aš priimsiu tavo atleidimą, but I won't forgive others? bet net leisiu kitiems. Think about it. Tik pagalvok apie tai. How many times have we sinned against God? Kiek kartų mes esam nusidėję prieš Dievą? I don't try to keep track. I'd be totally devastated if I tried Aš that. nebandau suskaičiuoti, nes man tada jau būtų viskas beviltiškumas. How many times have people sinned against you? Bet kiek kartų žmonės nusidėjo prieš tave? Once, twice, Vieną kartą, 2, 10, 20 10, times, 20, 30, 50, 30, 50, maybe 100. o gal ir visą 100.
How many times have we sinned against God? O kiek kartų mes nusidėjom prieš Dievą? How many times have we chosen selfishness Kiek kartų instead of mes love? vietoj meilės rinkome savanaudiškumą? How many times have we walked in pride instead of humility? Kiek kartų mes vaikščiojame išdidume vietoj nuolankumo? And yet, what does the scriptures tell us about God's forgiveness? O ką raštas byloja apie Dievo atleidimą? He has forgiven us all our sin. Jisai atleido mums visas nuodėmes. Isn't that wonderful? Argi nenuostabu? Isn't that an incredible gift? Argi tai nėra neįtikėtina dovana? Totally forgiven. Visiškai atleista. So how can we say to God, I'm going to take all of your forgiveness and be totally cleansed? Ir kaipgi mes galim sakyti Dievui, aš priimu visišką tavo atleidimą ir esu visiškai apvalytas, But I'm going to have resentments against other people. bet aš turėsiu, ta prasme, laikysiu papiktinimą prieš kitus žmonės. I will receive your love and fullness, but I won't give it out to others. Aš priimsiu meilę ir tai turėsiu, bet kitiems aš Church, how nedalysiu. can we do that? Bažnyčia, kaip mes galime taip elgtis? How can we say to God, I will allow you to save my life, but I'm not going to share the gospel with others? Kaip aš galiu sakyti, aš tau leisiu išgelbėti mano gyvenimą, bet Evangeliją su kitais nesidalinsiu. I can think of at least 11 different people that shared Christ with me specifically. Ir aš galiu prisiminti kažkur 11 žmonių, kurie konkrečiai kalbėjo Evangeliją man. It took sacrifice on their part to do that. Iš jų pusės tai buvo auka. The first few that did it with me, I made fun of them. Nes pirmieji, kurie du kalbėjo su manimi, aš šaipiausi iš jų. I gave them a hard time. Jiem buvo sunkus metas. I argued with them. I Aš ginčijausi su I jais, put them down. I criticized them, žeminau, kritikavau, swore at them, keikiau juos, but they kept coming. bet jie vis tiek grįždavo. They understood they had a love debt to share with me. Jie suprato, kad jie skolingi meilę man, But because they did, bet dėl to, kad jie taip elgėsi, God eventually got through. Dievas galiausiai prasibrovė. How can we say I'll receive the wonderful gospel message, but I'm not going to share it with anybody else? Ir dėl kaip aš galiu sakyti, aš priimsiu nuostabią Evangelijos žinią, bet su kitais nesidalinsiu. I'll receive what other people praying for me, but I'm not going to pray for anybody else. Aš priimsiu tai, kad kiti žmonės meldžiasi už mane, bet aš už nieką kitą nesimelsiu. I'll receive the kindness of Christ through way people love me, but I won't give it out. Aš priimsiu Dievo maloningumą per kitus žmonės rodomus man, bet pats to nedarysiu I kitiems. want God to be patient with me, but I won't be patient with others. Aš noriu, kad Dievas būtų kantrus su manimi, bet su kitais aš kantrus nebūsiu. I'll receive fully from His grace, but I won't share it with others. Iš jo malonės priimu pilnai, bet su kitais to nesidalinsiu. We have the wrong understanding of God's love at times, church. Kartais mes neteisingai suprantame Dievo meilę bažnyčią. There's been times I've said to God, that person doesn't deserve my forgiveness. Ir nekartą esu sakęs Dievui, žinai, tas žmogus nėra vertas mano atleidimo. God's had to remind me, neither did I. Ir Dievas tada man primena, ir tu pats buvai nevertas. He didn't forgive me because I deserved it. Nes jis atleido man ne dėl to, kad esu vertas, He deserved me because He valued who I was. bet todėl, kad jisai brangino, vertino mane, kas aš esu. And he chose to do so Ir jisai pasirinko tai out of padaryti His great love for me. iš savo didžios meilės man. Doesn't mean we have to trust everybody. Tai nereiškia, kad mes kiekvienu dabar žmogumi ir pasitikime, But we want to open up the relationship avenue. bet mes norim atverti kelią bendravimui. So it is a debt that we owe. Ir tai yra ta skola, kuri bus visą laiką. And when we understand that, Ir kai mes tai suprantame, then every relationship that I come in contact with, ir tada kiekvieną santykį, kurie gali užsimeskti, my thinking is, what do I owe this person today? mano mąstymas yra, kągi aš skolingas esu šitam žmogui šiandieną. When I go to the grocery store and see the woman taking the cashier taking in the money, Ir kada nueinu į parduotuvę ir kasininkė, kuri aptarnauja žmonės, my wife does this quite often. mano žmona jinai dažnai taip elgiasi. She often tries to go to the same cashier so she can build a relationship with Jinai him. dažniausiai eina prie tos pačios kasininkės, kad galėtų užmegzti santykius. Even if she has to wait in a longer line to get Ir with nors that tai reiškia, kad person. ilgesnė eilė, bet jinai vis tiek nori eiti pas tą And žmogų. she'll ask questions. Ir užduoda And klausimus. the lady look at her like, what are you talking to me for? Ir aišku, kasininkė pirma reakcija, kas čia dabar su manim kalba. She'll say encouraging things to him. Bet jinai stengiasi padrasinti ją, Smile at him. nusišypsoti Pray for him afterwards. ir melsis po to už ją. It takes time. Aišku, tam reikia laiko. In our culture here in Lithuania, not everybody's very, strongly relational, are we? Ir pas mus Lietuvoje čia tokia kultūra, kur mes santykiams lengvai nepasiduodam. A lot of fears, a lot of Daug mistrust out there. baimės, nepasitikėjimo. So it's not easy. Nėra paprasta It's not fun, ir nėra labai jau linksma. but it's the right way to Bet tai yra live. teisingas būdas gyventi. It's kingdom culture. Tai yra karalystės kultūra. See?
It's a debt that we owe. Tai yra skola, kurią mes turėtume atiduoti. And because it's a debt that I owe, I need to pay it. Ir todėl, kadangi esu skolingas, tai aš turiu grąžinti. I am obligated to let this wonderful love of God flow out of my life to touch others. Aš esu įsipareigojęs leisti šitai Dievo meilei lietis per mane, kad būtų paliesti And the kiti. Holy Spirit will show us the right application. Ir šventoji dvasia atvers mums tą tinkamą, teisingą Maybe it is pritaikymą. just a smile. Maybe it's just a prayer afterwards. Galbūt tai te bus ta šypsena, galbūt malda po to, kai tu pabendrausi su žmogum. Maybe it means inviting them over, O galbūt tiesiog tai pakvietimas apsilankyti svečiuose pas helping tave. them to fix their car, Ar padėti sutaisyti automobilį. finding ways, practical ways to demonstrate His love. Tiesiog surasti tuos praktinius būdus, kurie išreiškia jo meilę. So eventually we can put words behind our actions. Ir galiausiai už mūsų veiksmų galima bus išsakyti žodžius. Ta prasme, pirmą veiksmą, po to jau Evangelija. So that's the first point. Second Taigi, point, tai buvo pirmasis punktas. Antrasis, we must view God's love as the best way to fulfill God's law. mes turėtume žvelgti į Dievo meilę kaip geriausią būdą įgyvendinti Dievo įsakymą. He speaks about that in verse 9. Ir 9 eilutėje mes tai laiško romiečiams matom. The commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, Nes yra įsakymai, nesvetimauk, nežudyk, nevok, do not covet. neteisingai neliūdik. And what other commandment that may be summed up in one rule: Ir kiti įsakymai, jie gali tilpti į vieną taisyklę. love your neighbor as yourself. Mylėk savo artimą kaip I'm save so patį. glad God simplified it for us. Aš taip džiaugiuosi, kad Dievas taip supaprastino viską mums. All the commandments can be summed up in one commandment: Visi įsakymai telpa į vieną. love your neighbor as yourself. Mylėk savo artimą kaip save patį. That is so practical, isn't it? Ir tai yra iš tiesų praktiškas reikalas, argi ne? What does that mean? Ką tai reiškia? Well, we treat others the way we want to be treated. Mes elgiamės su kitais taip, kaip norėtume, kad su mumis būtų elgtasi. We accept people the way we want to be Ir accepted. mes priimame žmonės taip, kaip norėtume, kad mus We priimtų. value people the way we want to be Ir valued. mes branginam, vertinam žmonės taip, kaip mes norime būti branginami. When I'm not being the best, Kada man diena ne pati geriausia, I still want my wife to be nice. aš vis tiek noriu, kad žmona maloningai su manimi elgtųsi. How about you? O kaip su jumis? Do I want them to be as mean to me as I've been to Ar them noriu, kad ir sometimes? jie būtų tokie pat grubus kaip aš? No, I want to be nice back. Aš noriu, kad man vis See, tiek I'm having a atsakytų bad day. maloniai. I have excuses for my Nes meanness. žinot, aš vyras ir kartais būna blogų dienų ir turiu visokių pasiteisinimų, kodėl taip yra. Love others. Yeah, man. Good. Amen. Let's make sure we say amen when it's the other direction too. Bet kita kryptim, kai kalbam apie šitą reikalą, irgi pasakykime amen, jeigu ką. To treat others the way we want to be treated. Taigi elkime su kitais, kaip norim, kad su mumis būtų elgtasi. Why is it the best way to fulfill the law? Kodėlgi tai yra geriausias būdas įgyvendinti įsakymą? One way to fulfill the law is in the area of is negative. Ir vienas iš būdų, kaip mes galime laikytis įsakymo, kai mes darome viską, kas yra neigiama, tai yra nedaryk, Do not, do not, do not. nedaryk, do not. nedaryk, nedaryk, nedaryk. So, if we're not to steal, and we say, okay, don't steal, Jeigu mes sakome, nevok, gerai, nevok, then I fulfilled the law, right? tada reiškia, aš atlieku įsakymą. Well, I've done the law. Taigi jau kaip ir vykdau įsakymą. I may have obeyed the law. Ir galbūt aš paklusau šitam įsakymui. But was that God's intent just to do an obligation? Bet ar Dievo ketinimas tiesiog ir buvo, kad pareiga atlikta? Remember, the law was to be a school teacher. Nes jeigu pamenat, įsakymas tai yra mūsų It mokytojas, was to train us for something bigger down the road. kas ruošia mus kažkam, kas laukia didingesnio toliau. So that's one way to fulfill the law. Ir tai yra vienas iš būdų, kaip mes galim laikytis įsakymo. But there's a better way. Bet yra geresnis. And that's to treat people with love and respect O tai elgtis su žmonėmis su meilė ir pagarba. the way we would want it ourselves. Taip kaip norėtumėt, kad su mumis būtų elgiamasi. Because love goes beyond the law. Nes meilė jinai išvelgia toliau nei įsakymas. Not only does love not steal, but it gives generously and sacrificially. Nes meilė ne tik, kad nevogia, bet jinai dosniai ir pasiaukojančiai duoda. Not only does love not murder, Ir meilė ne tik, kad nežudo, but it serves and it lays down its life for others. bet jinai paukoja gyvybę už kitus. You see, when I'm laying down my life for somebody, I'm not going to murder them. Nes jeigu aš už kažką aukosiu savo gyvybę, aš jų nežudysiu. When I am committed to serving people, I'm not going to hurt them. Ir jeigu aš atsidavęs tarnystėje žmonėms, aš jų neskaudinsiu. And it goes beyond just doing the moral obligation that the law requires. Ir tai yra daugiau nei vykdymas moralinio įstatymų, kas pareiga tai yra. Not only does love not covet, but it rejoices with others. Ir meilė ne tik tais, ne kad ten
Negedžia, kaip čia pas mus pasakyta, when they prosper spiritually or materially. bet džiaugiasi ir jinai klesti. Not only does love not commit adultery, Ir meilė ne tik, kad nesvetimauja, but it honors its wedding covenant bet taip pat gerbė santuokos sandorą. with God and with their spouse. Tiek su Dievu, tiek su sutuoktiniu. See, God's love goes beyond the law and takes it to a higher plane. Ir Dievo meilė, jinai žvelgia toliau nei įstatymas ir jinai pakelia toliau. Let me give you an example. Pavyzdys. Say there's a law that I should greet everybody I see, okay? Tarkim, aš turiu pasveikinti kiekvieną, su kuriuo man tenka susitikti. See, that's the law. Toks yra įsakymas. So, Dima, Taigi, Dima, hi, sveikas. good to see you. Gera matyti tave. See, I fulfilled the law. Aš įvykdžiau I've įstatymą, done ar what ne? it said, Buvo pasakyta sveikinkis su gave a visus, kurie... greeting, Viskas įvykdyta. but this is what love does. Bet štai ką daro meilė. Malonu matyti. Jau tiek daug laiko nesimatėm. Gera tave matyti. You're such a good friend. Toks geras mano draugas esi. Every time we talk, you say things to me that are so meaningful to my Ir kiekvieną kartą, kai mes kalbame, tu kažką pasakai tokio prasmingo mano gyvenimui. love. Your smile, Man it's contagious. patinka tavo šypsena, jinai užkrečianti. I'm always a happier person when I'm around you. Po tavęs, ta prasme, kai būnu šalia su tavimi, aš tampu laimingesnis žmogus. Do you see the difference, church? Ar matom skirtumą? One's high, Ar vienas tiesiog labas, the other one goes beyond. bet kitas eina toliau nei vien tik And when it goes pasisveikinimas. beyond, it does the other thing. O kai einama toliau, atsitinka kitas dalykas. But it does more than the other thing. Ir tai yra daugiau nei vien tik tas kitas You dalykas. see, God didn't intend this just to follow a bunch of rules and laws. Nes Dievas, jo ketinimas nebuvo, kad mes laikytume tiesiog krūvos ten taisyklių ir įsakymų. He wanted us to give life to each other. Visai norėjo, kad mes vienas su kitu dalintumės gyvenimu, gyvybę. And that's what the love of God does. Ir būtent tai ir daro Dievo meilė. And so when he says these words, Ir dėl kai jisai sako šios žodžius, do not do this, do not do this, nedaryk to, nedaryk ano, can be summed up in one phrase. visa tai gali būti apibendrita viena frazė. Love your neighbor as yourself. Mylėk savo artimą kaip save Wow, the patį. application's much different. Ir pritaikymas jau čia visai kitoks. See, God's love goes the second mile Ir Dievo meilė jinai eina papildomą mylę, when it's only required to go one. kai reikia tik gal vienos nueiti. Jesus taught that, didn't he? Jėzus mokino apie tai, argi ne? See, back in his day, the Roman soldiers could require any Jew to carry their stuff 1 mile. Ir tuo metu Romos kariai galėjo bet kurį žydą paprašyti, kad jie jų daiktus neštų 1 mylę. And Jesus said, if they require you to do that, go 2. O Jėzus sako, jeigu prašo jūsų 1, eikite 2. Why? Kodėl? Well, because the first mile is the requirement. Nes pirmoji mylė yra reikalavimas, The second mile is love. o antroji jau meilė. You see, the first mile, they're in charge. Ir pirmoje mylėje tai yra jie, po jų atsakomybė yra, Second mile, we're in charge. o antroje mylė tai jau mūsų atsakomybė. First mile is obligation. Pirmoji mylė pareiga, Second mile is ministry. antroji mylė tarnavimas. First mile is just doing what's said to be done. Pirmoji mylė tiesiog darimas to, kas buvo pasakyta, But the second mile is giving away life. o antroji tiesiog daliniesi gyvybę. Can you imagine what that did to Roman soldiers? Ar galim įsivaizduoti, kokia reakcija turėjo būti Guy says, romėnų okay, karių? carry my stuff. Sako, gerai, neš mano They get daiktus. to 1 mile. Praeina 1 mylę Roman soldiers expected him to drop their ir equipment. romėjas jau vilėsi, kad jisai mes daiktus. Guy says, where are you going? O jisai klausia, kur tu Well, I got another keliauji? mile to go. He says, O, oh, aš turiu dar 1 mylę let's nukeliauti. go. Sako, einam. Why? Kodėl? Well, let me tell you about my God. Leisk, aš to papasakoju apie savo See, Dievą. the second mile, I got the freedom to share the gospel. Nes antroji mylė, ta papildoma mylė, tai jau galimybė kalbėti Evangeliją. God's love is not about fulfilling a duty. Ir Dievo meilė nėra pareigos atlikimas. It's about fulfilling people. Tai yra padėjimas žmonėms. It's not about just doing the right thing. Tai nėra vien tiesiog darimas gero dalyko. It's about ministry. Tai tarnavimas. It's about allowing the life of God to flow through me to touch somebody Tai else. reiškia leisti Dievo meilę tekėti per mane, kad būtų kažkas kitas It paliestas. costs something to go to second mile. Aišku, kažką mums kainuos tą 2 mylę It's nueiti. sacrificial. Tai yra pasiaukojimas. But wow, when we do, Bet kai mes tai padarom, the love of God is so seen in a much more powerful way. Dievo meilė daug galingiau regima mumise. Okay, last principle. Ir paskutinis principas, Verse 10. 10 eilutė, Let's read that again. dar kartelę perskaitykim. Meilė nedaro blogo artimui, todėl meilė įstatymo išpildymas.
Love does not harm its neighbor. Taigi meilė nedaro blogo artimui, Therefore, love is the fulfillment of the law. todėl meilė įstatymo išpildymas. Third point is we must view God's love as the right way to care for people. Taigi trečias dalykas, mes turėtume žvelgti į Dievo meilę kaip teisingą būdą rūpintis žmonėmis. The word for law that he's talking about here is the Mosaic law. Ir įstatymas, apie kurį čia kalba, tai yra Mozės įstatymas. And that covered both moral and religious and social Ir responsibilities. tai apima tiek moralinius, tiek moralinės socialinės atsakomybės. The word therefore brings us back to the previous statement Ir tai šitą eilutę gražina mus prie teiginio buvusio prieš tai, as a foundation for this statement. kas buvo pamatas šitam teiginiui. So love is the fulfillment of the law. Why? Taigi meilė yra įstatymo išpildymas. Kodėl? Because love does not harm its neighbor. Nes meilė nekenkia artimui. See, if I am loving people the way God calls me to love them, Nes jeigu aš myliu žmonės taip, kaip Dievas ragina mane mylėti, I'm not going to steal from them. aš nevoksiu iš jų, I'm not going to physically harm them. aš fiziškai nekenksiu jiems, neįskaudinsiu jų, I'm not going to take anything from them. iš jų nieko neimsiu, I'm not going to lie to them, aš nemeluosiu jiems, but I'm going to want what's best for them. o kaip tik tai norėsiu tai, kas yra geriausia jom. One of the purposes of the law was to direct us on how we should treat people, Ir vienas iš įstatymo tikslų buvo pakreipti mus, kad mes žinotume, kaip elgtis su as žmonėmis, God intended us to. kaip Dievas buvo numatęs, kaip Jisai norėtų, kad mes elgtumėmės. So caring for them, not harming them, was God's idea. Ir todėl tai Dievo mintis buvo rūpintis jais, o ne kenkti jiems. Church relationships are the most powerful force for life on this planet. Ir žinot, bažnyčia, santykiai yra galingiausia jėga gyvenimui šitoje planetoje. The problem is that something that's powerful also has the power to do damage as well as good. Nes problema tik tai tame, kad tai, kas yra galinga, turi jėgą arba griauti, arba kaip tik tai daryti gerą. It's dependent about how it's used. Tai yra priklauso nuo to, kaip ta jėga bus naudojama. You see, atomic energy, Atominė energija, we can light up the city of Klaipėda with that. su jie mes visą Klaipėdos miestą apšviestume, We can also blow it up. bet galim ir susprogdinti. Depends on how you use it. Priklauso, kaip tu panaudosi. Our relationships are like that too. Ir mūsų santykiai tas pats. It is the most powerful force for good Tai yra galinga jėga gėriui, and blessing in life. palaiminimui, gyvybei. But if it's done the wrong way, it's also the most powerful place to hurt people and damage Bet people. jeigu mes neteisingai taikom, tai yra galinga jėga sugriauti, pakenkti And žmonėms. we have probably experienced having that happen to us and then also doing that to other people. Ir ko gero mes patys patyrėm ant savęs ir ko gero mes taip elgiamės su kitais. God didn't intend relationships to be a place of harm, but a place of good. Dievas nebuvo numatęs, kad santykiai būtų ta vieta, kur tau būtų kenkiama, bet Jisai buvo numatęs, kad tai būtų gėrio vieta. When we allow God's love to rule our hearts, Ir kada mes leidžiam Dievo meiliai viešpatauti mūsų širdyje, we will do more than just to seek to fulfill our standards in relationship mes to other darysim people. daugiau ne tik, kad atliktume tos standartus santykiuose, We will seek to minister to them, mes sieksime, kad galėtume patarnauti. especially those that are in deep need of God's Ir love. ypatingai, kai matom tuos, kurie turi didžiulę poreikį Dievo meiliai. The unkind, the broken, the Tie hard. sužeisti, tie, kurie yra grūbus, They desperately need the love of God. nes jiem beviltiškai yra reikalinga Dievo meilė. It was God's love that sent his son to our world to seek and save the lost. Nes tai buvo Dievo meilė, kuris siuntė savo sūnų ieškoti to, kas buvo pražuvę. See, it was God's love that sent Jesus into the homes of sinners so that because they needed a physician. Ir tai buvo Dievo meilė, kuris siuntė Dievo sūnų į nusidėjėlių namus, nes jiems buvo reikalingas gydytojas. It was God's love that sent him to the cross because we needed a savior. Ir tai buvo Dievo meilė, kuris siuntė jį ant kryžiaus, nes buvo mums reikalingas gelbėtojas. He was not obligated to die for our sins. Jisai nebuvo tai jo pareiga mirti už mūsų nuodėmes, He wasn't the one who sinned, we were. nes ne jis nusidėjo, mes nusidėjom. He was absolutely perfect. Jisai buvo visiškai tobulas. So there was no obligation on him to do that. Taigi jisai pats neturėjo jokios prievolės daryti tai, But he obligated himself bet jisai pats prisėmė tą pareigą and he chose to love this world. ir taip jisai parodė savo meilę See, pasauliui. he put a debt on himself. Jisai tą skolą ant savęs prisėmė, And he knew that the only one that could pay the debt for us was him. nes jisai žinojo, kad vienintelis, kuris gali už mūsų mokėti tą skolą, yra jis. There are people that you're in a relationship right now that the only one that can truly love them effectively is you. Ir galbūt pas jūs dabar yra santykiai su tam tikrais žmonėmis ir vienintelis, kuris gali
tinkamai tikrai juos mylėti, esi tu. Their families don't love them. Jų šeimos jų nemyli, Their colleagues at work don't love them. bendradarbiai jų nemyli. It's probably because of the way the kind of people they are. Greičiausiai tai yra dėl to, kokie jie žmonės yra. But God has brought you into their life because you're the source. Bet Dievas atvedė jūs į jų gyvenimus, nes jūs galite tapti tuo Even šaltiniu. though they don't realize it yet, they are in desperate need of God's love. Ir galbūt jie to nesuvokia, bet jie iš tikrųjų yra toje beviltiškoje situacijoje, kai jiems reikalinga Dievo meilė. If God's love rules in our hearts, we will not just be nice to people. Ir jeigu Dievo meilė viešpatauja mūsų širdise, mes net tiesiog, kad būsim šiaip malonus su žmonėmis, Or just tolerate them, ar tiesiog toleruosim juos, but we will indeed minister to them. bet mes iš tiesų patarnausim jiems. And that ministry takes on different forms. Ir tarnavimai jie gali būti įvairiausi. And we need God's wisdom to know how to apply it correctly with each Ir person. mums tiesiog reikalinga Dievo išmintis, kaip mes kiekvieno žmogaus atžvilgiu tai galim teisingai pritaikyti. God has poured His love into our hearts by His Spirit. Ir Dievas savo meilę į mūsų širdis išliejo per savo šventąją dvasią. So we have the power to touch people's lives Ir todėl deeply. mes turim tą galę prisiliesti prie žmonių gyvenimų. We just need to allow God to flow through our lives one relationship at a time. Ir mes tiesiog turime leisti Dievui lietis per mūsų gyvenimus į kažkokius santykius. Galbūt tiesiog tai vieni kažkokie santykiai. So a correct view of God's love, it obligates us to a right application. Ir teisingas požiūris į Dievo meilę įpareigoja mus taikyti tai. God's transformation is seen most clearly in how we relate to people. Ir Dievo pokytis manėje geriausiai regimas tuomet, kaip aš elgiuosi su kitais žmonėmis. And God's love cannot be contained. Ir Dievo meilės tu negali sulaikyti. It will find its way to bless people, Jinai suras būdą, kaip per tave palaiminti kitus. care for them or minister to them. Kaip jais pasirūpinti, kaip patarnauti jiems. So, Taigi, again, let's go over these points. dar kartelį peržvelkim tuos 3 punktus. God's love is a debt that we owe people. Dievo meilė tai skola, kurią mes turime kitiems žmonėms. It is the best way to love people because it takes us beyond the first mile. Ir tai yra geriausias būdas, kaip mylėti kitus žmonės, nes tai skatina mus eiti antrą mylę. And it is the best way to care for people. Ir tai yra geriausias būdas, kaip mes galim pasirūpinti žmonėmis. Let's make sure we apply it correctly. Ir būkim tikri, kad mes tinkamai tai naudojam. The Spirit of God will enable us to do that, help us to Ir do that, Dievo dvasia padės mums tai padaryti. and it will empower us to do that. Ir suteiks jėgų tai padaryti. I'm often challenged by this on my own preaching here. Ir aš žinau, kad savo pamokslam aš esu pats savo iššūkis. Like most of us, there's times when I get too busy with my life and I forget about people as people. Ir savo gyvenimą kartais taip įsisuki ir esi toks užimtas, kad tu net pamiršti žmonės kaip žmonės. But the Holy Spirit is always good to remind me that I have an obligation. Bet šventojo dvasia jinai primena, kad pas mane yra ta pareiga. And the obligation doesn't have to be a burden, it can be a real joy. Ir ta pareiga neturi būti našta, tai gali būti nuostabus džiaugsmas. You know, if I believe in what's right to do, Nes jeigu aš tikiu, kad va taip yra teisinga daryti, then paying Dima back the 100 liters that he loaned me is not a problem. tada sumokėti arba grąžinti 100 litų Dimai man nebus jokia problema. It's right to do that, so I want to do that. Teisinga ir aš noriu tai padaryti. If I don't want to do it, then it's a burden. O jeigu nenorėčiau to daryti, tada jau našta. Then every time I see Dima, Tada kiekvieną kartą, kai aš pamatau I Dimą, want to hide from him. norėčiau slėptis. So let God direct you, Ir tada leiskim, kad Dievas pakreiptų jūs. because the love of God can be a great adventure with God. Nes Dievo meilė gali vesti jūs į nuostabų nuotykį. It's amazing what God can do through our lives with people. Nes neįtikėtina, ką Dievas gali padaryti mūsų And it's gyvenimus per amazing žmonės. how deeply it touches people. Ir labai nuostabu pastebėti, kaip giliai tai paliečia You see, žmonės. we're used to the love of God. It's in our lives. Mes pripratę prie Dievo meilės, tai mūsų gyvenimuose, We don't know how potent it is. bet mes nežinom, kokia jinai yra svarbi. But when we choose to turn the tap on Bet kai mes apsisprendžiam atsukti tą čiaupą and it touches somebody, ir jinai prisiliečia prie I'm kito often žmogaus, amazed at the reaction they give back to aš me. labai dažnai esu nustebintas tų žmonių reakcijos. Something as little as a smile or just a conversation startup. Paprastas dalykas, kaip šypsena, užmėgstas pokalbis, You would think I'd just given them 500 liters or toks euros. jausmas, tarsi 500 litų jam duotumei. It's amazing. Neįtikėtina. So let's let God surprise us. Ir tada leiskim Dievui stebinti mus. But let's let Him Ir leiskim, express His love through us. kad jo meilė būtų išreikšta per Let's pray. mus. Pasimelskim. Lord Jesus, we thank you this morning Viešpatie Jėzus, dėkojam tau šį rytą.
that you came into our world not because you had to, but because you obligated yourself to do so. Kad tu atėjai į šitą pasaulį, ne todėl, kad tu privalėjai, kad tu reikėjo tai And padaryti, you did so because you were motivated by your love. bet tu padarai tai, kad to motyvas buvo meilė. And you have poured that love into our lives Ir tu išliejai šitą meilę į mūsų gyvenimus, so that we could be changed people, kad mes būtume pakeisti žmonės, but also so that we would have the power to touch other people's lives. bet taip pat, kad mumise būtų jėga paliesti kitų žmonių It's gyvenimus. not our power, it's your power. Ir tai nėra mūsų jėga, tai yra tavo It's not jėga. our life, it's your life. Ir tai nėra mūsų gyvenimas, tai tavo gyvenimas. Without you, there would be no power or life. Nes be tavęs nebūtų nei jėgos, nei gyvenimo. But you have given it to us. Bet tu suteikiai tai mums. And we thank you for this wonderful gift that has helped transform us Ir mes dėkojam tau šitą nuostabią dovaną, kuri padėjo pakeisti and mus. daily builds us up. Ir kiekvieną dieną statydina mus. Now, Lord, we just ask that you enable us to see how to love other people like you've loved us. Ir aš prašau padėk mums pamatyti, kaip mes galim mylėti kitus žmonės taip, kaip tu pamilai mus. And to allow this incredible gift in our lives to richly touch the lives of others. Ir leisti šiai neįtikėtinai dovanai mūsų gyvenimuose pakeisti, paliesti kitų gyvenimus. Thank you, thank you, thank you. Ačiū, ačiū, ačiū tau. We worship you this morning. Ir šį rytą mes What garbinam an tave. incredible God. Koks tu neįtikėtinas Dievas We esi. love you and we bless our God Mes today. mylim tave, mes laiminam tave. I ask you to continue to anoint this church. Ir aš prašau, kad tavo patimimis ir toliau Each būtų ant member šios that's here. bažnyčios, ant kiekvieno nario, I kuris yra čia. pray that your love will grow in their lives deeper and richer, Ir aš meldžiu, kad tavo meilė jų gyvenimuose giliau ir plačiau auktų. particularly as they apply your love in their relationships. Ypatingai, kai tą meilę jie pritaiko santykiuose. May they experience the fulfillment of loving people Ir iš tikrųjų jie patiria tą išgyvenimą mylinčių žmonių. and the joy of seeing your work in the lives of others. Ir tą džiaugsmą, kai jie regi, kaip tu veiki kitų gyvenimuose. And we bless you now in Jesus' Ir name. mes laiminame tave Jėzaus vardu. Amen.